Reiškia, baigėsi Klaipėdiškių sveikatos mokykla 2-savaitinė. Įdomus įspūdžiai, keliais žodžiais, kas įvyko per tas 2 savaitės jūsų gyvenime? Kai pradėjot lankyti sveikatos mokyklą? Labai buvo įdomios 2 savaitės ir šiandieną galėčiau pasakyti, kad mano mityba susireguliavo. Atradau savo mitybos tokį kaip ir trajektoriją, ką valgyti, kada valgyti ir panašiai. Kokių permainų įvyko jūsų gyvenime per tas 2 savaitės? Labai pagerėjo savijauta nuo visų rytinių pratimų. Tai pagrindinis dalykas, savijauta labai gerai ir aišku, protas labai nušviesėjo. Svoris liko normalus? Svoris nebuvo pas mane problemų su svoriu. O didžiausias, koks buvo įspūdis, kurioje vietoje labiausiai pasiliko? Aišku, maudynės šitas visas. Ačiū. Kokie man įspūdžiai, labai geri įspūdžiai. Aišku, energijos labai daug. Pavyko atsikratyti cukraus, tai čia man didžiausias pasiekimas, dabar gyvensiu be cukraus. O didžiausias tai tikriausiai jo įspūdis, šiandieninis maudynė įspūdis. Klauskit. Klausimas tas pats, kas įvyko per 2 savaitės gyvenime, kas pasikeitė? Iš tikrųjų, pats didžiausias dalykas, kurio nesitikėjau, kad nebevalgysiu mėsos ir man jos nereikės. Čia buvo sudėtingiausia galbūt, ko teko, didžiausias iššūkis, bet iš tikrųjų tai dabar tikrai nejaučiu poreikio, nes tikrai radau ką pakeisti. O svoris kaip? O svoris per bendras 2 savaitės 4 kg, taip ir liko 1 savaitę, kurie nukrito, tai taip ir nekito daugiau niekas. Energija padvigubėjo? Jo, energija padvigubėjo. Jo labiau po šitų šaltų maudynių, tai tikrai energijos ir noro gyventi atsiranda dvigubai. Aišku. Štai Paulauskų šeimyna dalyvavo čia pas mus aktyviai. Kaip jūsų įspūdžiai? Na, iš tikrųjų labai šauniai. Viskas pavyko, kaip ir buvo planuota, per 2 savaitės numesta 4 kg. Iki normalaus svorio. Labai motyvuoja tos rytinės mankštos ir tikrai nuo slogos gelbsti rytinis šaltas dušas. Fantastiškai išbandyta, jeigu turi slogos, šaltas dušas ir sloga praeina. O aišku, maudymasis jūroje nėra toks siaubingas, kaip visiems atrodo aplinkiniams, ypač šeimynai kaip atrodo, kai sako, kur tu važiuoji, nersi, tu ką išprotėjęs. Iš tikrųjų tai fantastiškas jausmas ir būtinai reikia dažniau kartuoti tą dalyką. Aišku. Šeimos galva dabar. Stasys Paulauskas. Aš jau dėkui Jums, Dainė, už tokią gražią programą, už tokią gražią dovaninių dovaną. Aš jau artėjau per metus prie to, kad būsiu numetęs 20 kg. Visiškai perėjau prie sveikos mitybos ir siaubingi pokyčiai, energijos tiek atsirado. Galva, žinokit, žymiai geriau dirba, visokiausių naujų puikiausių idėjų. Ir kai tu prie idėjų prieini, tai pagalvoji, gyvenam Klaipėdoj tokių stichijų sistemoje ir nepažinęs jūros stichijos. Tu nepažinsi, kas yra uostas, tu nepažinsi, kas yra uostamiestis ir tu, aišku, nepažinsi, kas yra savivalda. Savivalda tai nėra valdymas, savivalda yra valdymasis. Valdymasis sugyvenant draugiškai, harmoningai su visom stichijom. Ir kai tu taip pasižiūrėsi į gamtą, į miestą, į žmogų, į save, į šeimą, į giminę, tu tikrai surasi pačius geriausius būdus, kaip spręsti miesto pažangos klausimus ir padaryti visais laimingais. Ir tikimės, kad Klaipėda yra verta turėti tokį merą sveikuolį, kuris pirmiausia pradeda nuo savęs valdymo, o paskui tuos įgūdžius, kurie jau suformuoti, perkels į visą miestą, kad viso miesto gyventojai būtų tokie šaunūs, žvalūs, energingi, kokius mes šiandien čia sutikome Melnragėje.